14 skyrius Savivaldybių teisės garantijos administracinė priežiūra, teisės aktų paskelbimas ir įsigaliojimas. 69 straipsnis. Savivaldybių teisės ir jų apsauga. Savivaldybės dėl savo teisių pažeidimo atsižvelgdamos į pažeidimo pobūdį gali kreiptis į teismą. Savivaldybės vardu veikia savivaldybės institucijos pagal šiame ir kitose įstatymuose joms suteiktus įgaliojimus. Savivaldybės tarybos ir mero sprendimai, neviršijantis jų kompetencijos, privalomi savivaldybės administracijai. Visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir gyventojams. Valstybinio administravimo subjektams draudžiama savivaldybių įgaliojimus ir teisės suvaržyti ar apriboti išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl vietinių rinkliavų ir mokesčių, taip pat savivaldybės tarybos sprendimais tvirtinamos taisyklės, už kurių pažeidimą įstatymai numato administracinę atsakomybę, galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir jų laikytis privalo visos institucijos, įstaigos, įmonės ir gyventojai, taip pat į savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Savivaldybės turi teisę imtis visų teisėtų priemonių, kad būtų laikomasi savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir su jų įgyvendinimu susijusių reikalavimų. Savivaldybės turi teisę pačios ir per Lietuvos savivaldybių asociaciją dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių vietos savivaldą ar nustatančių savivaldybių funkcijas, projektus dėl parengtų projektų pareikšti savo siūlymus ir pastabas. 70 straipsnis. Savivaldybių veiklos priežiūra. Ar savivaldybės laikosi konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo vyriausybės sprendimus, Lietuvos Respublikos savivaldybės administracinės priežiūros įstatymų nustatyta tvarka, prižiūri valstybės skiriami valstybės pareigūnai, vyriausybės atstovai. Gyventojų skundus dėl savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyria Seimo kontrolieriai, jų įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme. Savivaldybės institucijų ir valstybės tarnautojų aktai ar veiksmai pažeidžiantis gyventojų, institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų teisės gali būti skundžiami administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka. Savivaldybių funkcijos ir teisių apribojimai, kai įvedama karo ar nepaprastoji padėtis, nustatomi įstatymuose. 71 straipsnis. Savivaldybės institucijų teisės aktų paskelbimas ir įsigaliojimas. Savivaldybės institucijų norminiai teisės aktai oficialiai skelbiami ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės institucijų teisės palaikymo aktai, kuriuos skelbti teisės aktų registre privaloma pagal teisės aktus, oficialiai skelbiami teisės aktų registre ir įsigalioja teisėkūros pagrindų įstatymų nustatyta tvarka. Savivaldybės institucijų teisės taikymo aktai, jeigu jie oficialiai neskelbtini teisės aktų registre, įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.